Sveiki, brangieji. Tęsiam mūsų kainų reidą skirtą rugsėjo 1 ir mūsų radare yra gėlytės. Šiandien yra penktadienis, rugpjūčio 29. Esam dabar iki, aplankėm Maximą, Lidl ir Rimi. Jeigu kas būsite depo, parašykite, kokios kainos yra ten. Na ir dabar pasižiūrėkime, kokios čia gėlyčių kainos. Priminsiu, kad esame iki. Taigi kardeliai 5 vienetai 90 cm, 1,99 € su kortelė, be kortelės 5 € be cento. Didesni kardeliai 110 m, 1,49 € su kortelė, be kortelės 3 €. Skinti kardeliai panašus kaip Maximui, tik tai mažesni. Reiškia, čia yra 90 cm, vienas vienetas, su kortelė 29 centai, be kortelės 80 centų be cento, tik tai šiek tiek trumpesni. Tai puokštės, skintos rožės 9 vienetai, 50 cm, su kortelė 4,99, be kortelės 7 € be cento. Čia turbūt bus, va kaina. Taip, rožės 7 vienetai, 50 cm, 7,9 su kortelė, be kortelės 10 € be cento. Toliau lelijos 3 vienetai, dydis nenurodytas, 3 € be cento su kortelė, be kortelės 4 € be cento. Toliau rožės skintos 7 vienetai, 40 cm, 2,99 su kortelė 2,49. Čia tas pats. Taip, gerbėros didžiažiedės 9 vienetai, 4,99 su kortelė, be kortelės 8 € be cento. Skintos rožės 9 vienetai, 50 cm, 7 € be cento su kortelė 4,99. Taip, čia turbūt tas pats, ne, brangiau. Čia yra rožės skintos 9 vienetai, 50 cm, 7,99 su kortelė, be kortelės 10 € be cento. Skintos gerbėros smulkiažiedės su žaluma 8 vienetai, su kortelė 2,99, be kortelės 4,99, atsiprašau, 3,49. Na ir šitų gėlyčių kainų nėra. Na ir va čia dar pasislėpusios mažytės paukštelės. Rožės 15 vienetų, 40 cm, 15 vienetų, 5,99 su kortelė, be kortelės 8 € be cento. Tai va toks pasirinkimas yra iki. Tai ką, aplankėm pagrindinės turbūt vietas, kur galima būtų žiūrėti gėlytės mokyklai. Taigi, jeigu būsite depo, parašykite, kokios kainos yra tenais. Ypatingai yra įdomu kardelių. Vyksta kardelių kainų karas, tai va, būtų įdomu pasižiūrėti, reiškia pasilyginti. Tai ką, tiek, gero vakaro.